Labas, esu Lukas Kijauskas iš įmonės Revel Systems, esu Scrum Masteris, dalyvavau pernai rudenį, irgi po Agile Tour Vilniaus konferencijos mokymuose. ICP-ACC pagal akreditaciją taip vadinasi, tai apie Agile coachinimą buvo mokymai. Pas Bentą, šiaip tai buvo vieni geriausių mokymų, kokios esu buvęs. Ten buvo 3 dienos, kur per pirmą dieną buvo grynai toks praktinis coachinimas, sisteminis coachinimas su žmonėmis. Labai aiškiai atskiriam tą konceptą nuo Agile coachinimo ir pasibandę pirmą tą dieną praktiškai, antrą ir trečią dieną paskui mokėmės, taip sakant, tokius atskirus modelius, tokius kaip ir tool setus, įrankius, kuriuos būsimas Agile coachas gali toliau naudoti praktikoje su savo komandomis, vystydamas tą praktinę dalį, kurią pabandėm per pirmą dieną. Tai va, tai labai patiko ir iš tikrųjų čia buvo pirmas tikras mano prisilietimas prie to ir tikrojo coachinimo atskirai, tai paskui jau į savo įmonę grįžęs, apvirškinęs visą informaciją, inicijavau tokius coachinimo workshopus žmonėms, kuriam nori to išmokti. Pasiorganizuodavom sesijas, kur būdavom 3 žmonės ir taip rotuodavom. Vienas būdavo stebėtojas, vienas coachas, kitas coachee, ugdytinis, jeigu būtų galima taip pasakyti. Ir taip prarotuodavom visą tą ratą su tikrom aktualiom komandiniam problemom, duodavom iš karto grįžtamą ryšį vieni kitiems. Ir buvo žiauriai smagu, nes mes iš tikrųjų išspręsdavom labai didelį dalį problemų, kurias paliesdavom. Tarpusavį kūrėsi geresnis ryšys, man su mano product owneriais, mes dažniausiai su jais sueidavom. Taip tokią praktiką vystėm, o tie visi 27, man atrodo, suskaičiavęs modeliai, kuriuos pačiupinėjom per kitas 2 dienas, tai atitinkamai pagal situacijos komandose davau ir panaudodavau. Tai vieną konceptą retrospektyvos metu, organizuojant kažkokią naują hipotezę, naują eksperimentą, tai kitą. Tai va, tai nuostabus tikrai puikus mokymai, puikiai įžanga į tikrą Agile coachinimą ir atskiriant coachinimą nuo Agile coachinimo ir įvairias kitas kepures, kurias tas žmogus turi dėvėti.